Gerą dieną, ponios ir ponai. Na ką, mes vėl miške. Ir ką tik buvo pirmas signalas. Nu ir įdomiai čia, bet va, pas mane iškrito va tokia carinė 20 kapeikų. Aš jau čia pavaliau ją. Truputį dar pavalysiu, gerokai apsinešus. Bet va, pagal va šitą pusę matėsi, kad 20 kapeikų carinės, sidabrinės. O esame šiandien miške, o tokioj miško aikšteliai gražioj. Čia pas mus vandenukas, o ten va, kur matot 3 medžiai, tai ten stovėjo pati sodyba. Čia signalas įdomus. 86, 94. O, labai įdomiai. Galimai, kad ir didesnė moneta arba kažkas tai duobė turėtų būti. Arba kažkas tai iš spalvoto metalo. Nesupratau. Nejaučiu niekur. Ne, pinas veikia. Tuoj pabandysim iš naujo. Dar greičiausiai neiškasiu. Čia pašonė kažkur. Dar neiškasiu, kažkaip nepataiko. Kuris buvo. Ne tam šone. Na, pasižiūrim. Čia yra kažkas. Čia matau. Velnas. Galvojau, kad moneta, bet vat į tarpukaris. Labdarinė saga. Amerikiečių labdara buvo tokia Lietuvai tarpukariu. Tai buvo paltai, vadinami šinėliais, buvo kiteliai, aprangos dalis ir sagos būna va tokios didelės ir būna mažytės. Tai šį kartą išpuolė didelė, auselė nulaužta, musėt ištrūko. Įdomu. Įmam. Čia signalas ryškus ir aiškus, 59, 63, panašiai toks. Na, žiūrėk, kas čia. Dar neiškasiau čia. Čia kažkur turėtų būti. Šaknis maišų, bet man atrodo duobėje turėčiau būti iškasęs. Čia kažkur jaučiu. Čia šonė. Matau. Čia. Čia mes turim saktelę kažkokią labus. Tai gaila, kad jinai sulūžus. Turbūt ir išmetė dėl to. Arba pametė. Galbūt čia ir nuo diržų buvo. Arba nuo pintinės kokios arklio pankintuvų. Na, daug nuo ko galėjo būti iš tikrųjų. Čia turim signalą nuo KEM 1, KEM 8. Kažkas tai tokio. Pažiūrim, kas čia. Visi čia signalai tokie persimaišė su juodais. KEM 2, KEM 1 dabar. Toks signalas. Žiūrim. Čia kažkas. O čia jau matau yra apvalus. Jo, ir jo. Dar vienas sidabriukas. Aha, 10 grošų. Įdomiai taip apsinešus, čia smėlis toks. O dar herbas prasižiūri. Ir tokie va 10 grošų. Metų aš dabar neįžiūrėsiu, bet pasivalys tikrai matysis. Čia signalas pačiam viršui
71, 83 čia. O čia 72 dabar rodo. Pažiūrėjau. Nerandu. Čia jaučiu kažkur. O, matau. O čia pas mus yra medalikėlis, va toks. Su šventaisiais. Auselė nenulūžus. Gaila, kad nesidabrinis. Labai retai sidabriniai. Papuolau dar rečiau auksiniai. Tai auksinių mano praktikoje nebuvo. Sidabrinių keletą esu iškasęs. Gražus šitas, dar viskas labai gražiai matosi, nenutrintas. Įmam. Čia signalas 62, 67. Panašiai to. Čia va šalia šiukšlių buvo kažkokia. Čia va visai šalia. Geras signalas. Čia turėtų būti duobėjai. Čia kažkas. Ne, čia kažkokia šaknis supulus. O čia, o čia. O va. O čia, ponios ir ponai, turim dar vieną sidabriuką. Ir čia pagal dydį aš jau matau bus 10 kapeikų carinė. Normaliai 3 išėjimų reikėjo, kad sidabrą pakelti, ir va yra. Ne vienas. Tikiuosi, kad ir dar ne paskutinis. Įmam. Čia turim signalą 73, 75. Panašiai toks. A, čia turėtų būti kažkas. Čia kažkur jaučiu. Aha. O čia turim dar vieną medalikėlį. Jo, šitas buvęs jau sulūžęs. Auselės nėra nudildinta, matos jinai. Ir skylutė padaryta. Va. Skylutė padaryta va, ir nešioja toliau žmogus. Kol turbūt virvutė nutrūko ir pametė. O mes va po daug dešimtmečių, čia greičiausia tarpukaris, vėl pakėlėm į dienos šviesą. O čia signalas buvo 92, 87, kažkas tai tokio. Ir pažiūrėkit, koks grožis. O to virsmėlio išsilaikiusios monetos. Nu, žiauriai gražiai. Metų aš neįžiūrėsiu, 1,8 kažkas tai su pliusu. Bet va tokia juoda. Ir pažiūrėkit, kokio grožio. Na, nedažnai laukuose tai tikrai retai tokios papuola, o čia va miške prie buvusių sodybų galima ir tokių egzempliorių sutikti. Įmam. Čia signalas 63, pusiau į juodą. Daug čia metalo aplinkui, tai tie signalai tokie būna išplaukę. Dauguma. Labai daug suvirdyjusių kaltinių vinių, tai o čia dabar 59 rodo. Kaip matėt, na ir pasižiūriu. O čia yra kažkas. O, matau, čia liktai, jo, čia apvalus. Čia vyručiai yra apvalus. Ai ne, čia galvo moneta, bet saga. Bet saga nepaprasta buvo, spauksuota. Auselė likus. O čia va matom greičiausiai kažkas tai iš gyvūno į mešką liktai panašu. Na gal truputį namie pavalysiu. Gal matysis daugiau. Jo, kita pusė, va, matot, irgi paauksuota, pasivalys. Pažiūrėsim. Pastudijuosim, kas per saga ir kokia jos istorija. O kol kas įmam. Čia signalas 38-40.
panašiai toks. Na, pasižiūrim, kas čia mus. Čia kem 9 dabar rodo, kem 9, kem 6. Kur? Kažkur tai čia tikrai buvo. O čia kažkur. O čia. O čia. Jo, geras. Ir dar sveikas. Nu jo, iš tikrųjų, dažniausiai tai šitie dalykai įsikasa sulaužyti. O čia yra, jeigu kas nežino, ponios ir ponai, čia yra pakaustai bato. Anksčiau, kad kulno nenudėvėtų, kaustydavo batus tokiais pakaustais. Ir batai išlikdavo ilgiau. Neturtingi buvo žmonės. Anksčiau kaip dabar nekeisdavo batų į dieną po 2 kartus ir neturėdavo po 20 porų. Vieni batai buvo po namus tampyti arba klumpės, arba vyžos, o kiti būdavo į bažnyčią. Dažnai būdavo taip, kad iki bažnyčios batus nusineždavo, apsiaudavo eidami į bažnyčią ir paskui išėję atgal namo pėsčiomis vėl basi. Taipogi ir į turgus, ir į kitas iškilmes vaikščiodavo. Tai va tokie buvo laikai. Dabar gyvename, kaip sakoma, inkstai taukuose. Imam. Čia signalas 90, 96 panašiai toks. Šaknis kažkokios čia. Ach, tariamas. Šaknis. Čia, man atrodo, dubė turėtų būti. Jo, čia kažkur šaknis, čia. Opa. Opa. Jau matau, kas čia yra. O čia dar 2 kapeikos ir irgi gražiai išsilaikiusios. Ir metai gražiai įsispaudę. Čia viskas labai gražiai prasižiūri ir 2 galvis erelis irgi gražus. Na super, čia išsilaiko monetas. Imam. Čia visai netoli tų pamatų signalas yra 57, kem 8, pusiau į minusą tokį mušą. Na, pažiūrėkim, kas čia mums iškris iš to signalo. Įdomus toks pusiau į juodą, pusiau į normalų. O čia kažkur aš jį jaučiu. Tai kartu ir pasižiūrėsim, kasgi čia yra. Aplytus dar mėtosi gabaliukai. O čia kažkur jaučiu. O oho. O čia mes turim sagą. Ir matau labai sagą įdomią. Nedažnai tokios išpuola. Pažiūrėkit. Aleksandras II su venzeliu. Ir auselė dar nenulūžus. Super. Super radinukas. Pradeda man čia patikti. Čia signalas 70 iki 82, šiam 4. Šokinėjantis įdomus. Pasižiūrėsim. Nebejaučiu aš jo. Turėtų būti bitį. O ten jaučiu. O čia kažkur. O čia kažkur. O, matau jau. Čia yra apvalus, ponios ir ponai. Taip, ir čia dar vieno Nikolajaus II moneta. Taipogi, pažiūrėkit, smėliuko išsilaikius smėlį.
labai gražiai įsilaiko. Būtent čia tai, wow. Įmam. Na ir turbūt atėjo laikas jau ir užbaigti mano šios dienos paieškas. Tai viską matėt, ką man čia pasisekė šiandien surasti, o suradau tikrai nemažai, esu labai patenkintas, nes jau 2 kartus buvau miške ir nei vieno sidabriuko, nors monetų ir pavyko keletą surasti. Na, šiandien tikrai gerai pasisekė paieškos, tai keletą gražių sagų, tai amerikietiška. Matėt Aleksandro II, kas labai nudžiugino, čia su kažkokiu tai žvėrim paauksuota buvus, porą medalikėlių, 3 sidabriukai, na ir keletą carinių Nikolajaus II monetų, taipogi vienas pakaustas bato ir saktelė va tokia. Tai tiek man šiandien pavyko čia surasti, iš tikrųjų turbūt būtinai čia dar sugrįšiu, kol nepakilo augmenija visa, čia dar tikrai jos daug nėra, vaikščiot patogu, signalų juodų labai daug, šviesių nelabai daug. Bet jeigu jau užtinki šviesų, kažkas įdomesnio išlenda, aišku, ten visokių varinių vėlučių papuolė, kažkokių nuolaužų, vario dirbinių, kažkokių tai buvusių, bet iš esmės tikrai esu patenkintas, ką čia šiandien pavyko pakelt. Na, tiek būtų iš mano šios dienos paieškų, o jums visiems linkiu likti sveikiems, nei kamštelio visiems porytę ir jau greit susitiksim kažkur kitam lauke, miške arba po vandeniu. Tai palaikykit visi kanalą Einam, ieškom, randam. O aš jums pabandysiu parodyti, ką man pasiseka surast vienoje ar kitoje vietoje. Tai kol kas tiek, ponai ir ponios, einam, ieškom, randam.